Labai patinka. Sveiki atvykę į Drogo kanalą. Aš esu Darija ir šiandien noriu kartu su jumis nukeliauti į Drogo parduotuvę. O ką mes ten veiksim? Tai kadangi keičiasi sezonai ir nuo vasaros įžengiam į rudenį ir greitu metu įžengsim jau ir į žiemą, reikia būtinai atnaujinti savo grožio rutiną. Ir kalbu apie veido, kūno ir šiek tiek plaukų priežiūrą. Tai kartu nukeliausim į Drogo parduotuvę. Parodysiu, kokias priemonės aš išsirinkau ir kodėl, turint omeny tą sezonų kaitą. Užbėgant įvykiams už akių pasakysiu, kad aš jau buvau Drogo parduotuvėje, tai pereinam prie pirkinio. Trauksiu produktus iš maišelio ir tuo pačiu metu pasakos. Tai pirma priemonė, kurią išsirinkau, yra kreminis prausiklis iš Lumene. Nes vasaros metu dažniau naudojami tokie putuojantis prausikliai, tačiau šaltuoju metu geriau rinktis tokias švelnesnės kreminės formulės, kurios nesausintų jūsų odos. Tai yra drėkinantis valomasis kremas, kuris yra skirtas normaliai ir sausai odai. Jis labai gerai nuvalo odą ir pašalina nešvarumus, tačiau oda jaučiasi tikrai švelni. Nėra to tempimo jausmo. Aš asmeniškai tikrai pasitikiu Lumene, nes tai yra Suomio prekių ženklas ir manau, kad tikrai galima pasitikėti suomiais, kas liečia tą odos priežiūrą būtent žiemą. Sekanti priemonė yra universalus drėkinantis kremas. Vasaros metu renkamės tokius lengvesnius kremus, tačiau žiemą rekomenduočiau pereiti prie labiau maitinančių. Ir jūsų atėje ieškočiau hialurono rūgšties, glicerino ir sviestmedžio aliejaus. Naktiniai kremai irgi privalo būti tokie maitinantis, kad padėtų atstatyti odos barjerą. Ir aišku, nereikia pamiršti apie SPF, nes apsauga nuo saulės yra aktuali ištisus metus. Aš išsirinkau šį daugiafunkcį kremą iš Embryolisse, nes šiaip dievinu Embryolisse priemonės ir šį kartą pasirinkau šį kremą. Tai yra daugiafunkcis kremas, kuris apsaugo ir drėkina odą. Ir jis yra itin universalus. Tai yra ir drėkinantis kremas, ir makiažo bazė, ir kremas po skutimosi, ir apsauga nuo saulės. Jis idealiai tinka naudoti kasdien. Galite tepti kada tik norit, ir ryte, ir vakare, ir dienos bėgyje, kada jums atrodo, kad jums reikia papildomo drėkinimo. Tai yra labai gerai drėkinantis ir daugiafunkcis kremas. Sekanti priemonė yra retinolis. Vasaros metu dauguma vengia naudoti retinolį ir tas aktyviasias medžiagas. Aišku, bijoti per daug nereikia, bet jeigu bijote, tai rudenį ir žiemą tikrai grįžkite prie retinolio. Jūsų oda jums tikrai padėkos. Ir aš grįžau prie savo mėgstamiausio serumo su retinoliu iš L'Oréal Paris. Tai yra gryno retinolio serumas, kuris padeda kovoti su raukšlėmis. Šis serumas iš tiesų yra labai veiksmingas. Tai su juo reikėtų elgtis atsargiai ir pratinti odą palaipsniui. Iš pradžių rekomenduočiau naudoti kartą per savaitę, tada pereiti prie kažkur 2 kartų per savaitę ir tada jau galite naudoti kas 2 dieną. Kasdien nežinau, rekomenduočiau naudoti. Geriau nepersistenkit. Bet šis serumas yra tikrai labai geras ir efektyvus. Toliau pereiname prie kūno priežiūros. Nors šiaip rudenį ir žiemą norisi tokių jaukių kvapų, raminančių, atpalaiduojančių, kurie padėtų sukurti tą malonią atmosferą. O bet tačiau šiam sezonui aš pasirinkau kiek kitokią priemonę ir tai yra naujiena, kuri pasirodė Drogos parduotuvės. Ir tai yra Hemp Nation kremas iš Australian Gold. Va, štai taip jis atrodo. Jis saugo ir maitina odą, suteikdamas jai spindesių. Taip pat jis padeda palaikyti odos drėgmę, tuo pačiu stangrina ir glotnina odą. Bet klausimas, kodėl aš išsirinkau būtent jį. Iš karto prisipažinsiu, kad dėl kvapo. Nes kvapas yra Sparkling Citrus and Champagne. Tai šis kremas kvepia šampanu. Aš nemeluoju. Visai netyčia pamačiau šį kremą parduotuvėje, pamačiau pavadinimą, tai yra kvapą. Pauošiau ir supratau, kad tai yra mano naujas pats mėgstamiausias kremas. Nes jis iš tiesų kvepia šampanu. Aš nemeluoju. Jau spėjau rekomenduoti jį visoms savo draugiams, tad rekomenduoju ir jums. Tai kalbant apie kūno priežiūrą, man reikėjo rankų kremą. Ir išsirinkau šį geltoną iš Institut Carité. Ir atsakymas, kodėl išsirinkau šį kremą, yra labai paprastas. Nes jo sudėtyje yra 20% taukmedžio sviesto. Tad jis tobulai tinka sausų rankų drėkinimui. Ir ta sudėtis matosi net pagal konsistenciją. Nes pažiūrėkit. Matot, jis yra labai tirštas ir tai yra labai gerai. Aš išsirinkau geltoną, jis yra su jazminais, bet aišku, ten yra ir kitų visokių įvairių kvapų. Tikrai labai geras rankų kremas, kuris taip pat idealiai tinka ir dovanai. Tai būtinai pasitepu kažkur 20 minučių prieš einant į lauką. Ir aišku, įsimetu jį ir savo rankinę. Atvėsus orams taip pat yra labai svarbu atnaujinti savo lūpų balzamą. Nes jeigu vasarą aš naudoju tokius lengvesnius aliejukus, balzamus, tai žiemą ir rudenį man reikia kažko tai intensyvesnio. Nes iš pradžių būname viduje, kur yra labai šilta dėl šildymo, tada einam į lauką, kur yra labai šalta, tada vėl grįžtame į patalpas, kur vėl šilta, tai lūpos tikrai nepadėkoja mums už tai. Tad jomis reikia irgi ypatingai pasirūpinti. Tai šiam sezonui aš išsirinkau balzamą iš Neutrogenos, kuris vadinasi Intense Repair. Jis turi intensyviai maitinti sausas ar pažeistas lūpas, suteikdamas palengvėjimą nuo pačio pirmo panaudojimo. Sudėtis jo yra papildyta glicerinu, o jau minėjau anksčiau, kad glicerinas yra vienas iš tų ingredientų, kuris padeda mums su drėkinimu. Kaip matot, aš jo dar nepradariau, tad padarysime tai kartu. Bandom. Labai patinka.
Tekstūra yra tokia lengva, labai maloniai jaučiasi ant lūpų ir lengvai pasiskirsto. Toliau išsirinkau itin gerai maitinančią plaukų kaukę iš Gliss, nes asmeniškai mano plaukai šaltuoju metų laiku tikrai tampa sausesni. Ir aišku, priežastys yra tos pačios, tai yra šaltis ir šildymas. Ir kaip ir sakiau, pasirinkau kaukę iš Gliss, kuri yra skirta itin pažeistiems ir sausiems plaukams. Pažymėta tas intensyvumas nuo 1 iki 3, tai čia yra 3. Ir dar ši kaukė man patiko dėl to, kad ją galima naudoti keliais būdais. Naudoti prieš šampūną, naudoti kaip kondicionierių, kaip kaukę arba kaip nenuskalaujamą kremą. Esu turėjus šią kaukę praeitą žiemą, man patiko, kartoju. Toliau savo spa namuose procedūroms išsirinkau tokią druskavonį. Nes tai yra tikras malonumas tiek kūnui, tiek sielai. Man labai patiko kvapas. Mandarinai, obuoliai, persikai, vanilė, cukrus, muskusas. Kvapas yra nerealus, tai jau laukiu nesulaukiu savo spa ritualo. Na ir kas dar yra labai svarbu, tai yra maisto papildai. Ir yra pagrindiniai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra omega 3, vitaminas D, kolagenas, cinkas ir biotinas. Drogo parduotuvės yra tikrai neblogas papildų pasirinkimas. Tai išsirinkau vitaminą D, kuris yra būtinas, nes žiemos metu mes saulės turim itin mažai, o kuo mažiau saulės, tuo mažiau vitamino D, tuo blogesnė yra mūsų savijauta. Tad vitaminas D yra būtinas, išsirinkau šį. Ir antras papildas yra kolagenas, kuris yra skirtas mūsų odos, plaukų ir nagų grožiui palaikyti. Tik tai 1 kapsulė per dieną ir mūsų grožiu bus pasirūpinta iš vidaus. Tai štai ir visi pirkiniai. Tikiuosi, kad jums patiko šis video ir buvo naudingas. Ir irgi įkvėpiau jūs užsukti artimiausią Drogos parduotuvę ir atnaujinti savo grožio priemones atėjus rudeniui ir žiemai. Nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose – Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. O su jumis susitiksim jau labai greitai kitame video. Ačiū ir iki!